Labas, kas aš čia? Jau padariau visus 4 rėmus, dabar reikia padaryti, ką į juos dėsiu. Tai kai dariau dureles, video dariau iš fanieros ir aplipinau lūkštų iš abiejų pusių. Čia su šitom darysiu šiek tiek kitaip. Dabar pirmasis dalykas, tai man reikia išsimatuoti vidų, kiek yra aukštas ir kiek yra plotis. Jeigu aš tai bandysiu daryti su ruletė, pamatuosiu iš vieno krašto ir pamatuosiu iš kito krašto, tai gali gautis didelė paklaida. Tai paimu du pagaliukus, du lentos gabaliukus, kažkokius suspaudžiu su spaustuvais, kad laikytųsi, ir dabar įdedu į vidų. Atstumiu šonus, išplačiu kiek galima, išimu ir dabar žinau, kad va šitas atstumas yra tikslus mano aukštis. Ir pasimatavęs gaunu, kad čia yra 51,5 cm. Dabar man reikia taip pat išsimatuoti plotį ir išsiplantavęs plotį gavau 31,5. Tai toksai paprastas būdas, kaip išsimatuoti ertmės vidų, tiesiog paprasti spaustuvai ir du lentos gabaliukai, du pagaliukai kažkokie, tai, kurie tilptų įsidėti. Iš visokių atraižų likusių nuo supjovimo šitos lentos ir dar turiu sapylio šiek tiek, tai iš jų bandysiu įvairių pločių, įvairių storių. Storius paliksiu tokius pačius, bet manau skirtingų pločių, skirtingų spalvų padarysiu tokią mozaiką. Ir iš sapylio turiu dar ąžuolo, to paties uosio, turiu dar, reikės naudoti kažkur tais, manau, susipjausiu į juosteles ir panaudosiu. Perpjėjau šitą lentą ir, gal ir matosi, užsilenkė, dabar turėtumėt matyti, užsilenkė visas tos lentos, vien galas prie savo lento per vidurį, kaip branas pasidarė. Tai pasirinkimas labai paprastas. Arba lyginu per naują su oblium, arba, kadangi aš norėsiu 2 cm pločio lentelių, bandau dabar susipjaustyti jas rankiniu būdu, nes bandant pjaustyti su staliniu pjūklu, lenta pareis gali tiesiai į kaktą ir greičiu, kur, ne šviesos greičiu, bet panašiai. Gerai, tai išsiobliavau dabar jau lygus gražus kraštai, šonai, ir dabar reikia šitą lentą susipjaustyti po 6 mm pločio. Čia turiu iš 80 cm ilgio, tai gausis per visą ilgį lentelės
puikiausiai. Taigi 6 mm plotis, reikia atsidėti ant brėžto kelis milimetrus daugiau, nes dar šiek tiek nusiimsiu obliuojant storį. Tai neverta iki nulio daryti, nes po to suplonės. Tikėkimės nebeišsiries daugiau jau. Turiu ant brėžto, turiu daugiau negu 7 mm. Ir ką žinau, galiu nuo feiso ar nuo ko, vis visi kraštai yra statmeni. Likę gretus. Dabar palei šitą kraštą galiu daryti ir žemę. Antras pjūvis padarytas. Šį kartą sačiausi taip į spaustuvus. Praeitas buvo labai nevykęs. Šitą pjūvį, jeigu pasižiūrėtume, tai žala padaryta ganėtinai nedidelė. Tai kitus irgi lygiai taip pat statysiu. One eternity later. Taigi jau padarytos sujungimai visi, išpjaustytos lentelės, dabar sujunginėju, jas sudedu vieną su kita, suobliuoju lygiai ir užapvalinu šitos kraštus šiek tiek, kiekvieną pusę maždaug 3 kartus į 45 laipsnių kampu ir po vieną kartą didesnių negu 45 ir vieną kartą mažesnių negu 45 laipsnių. Ir gaunasi, kad jie ne visai lygiai susėda, bet turi tokią tekstūrą su iškilimais šiek tiek. Tai dabar liko tik tai suklijuoti jas. 3 pilni šonai liko suobliuoti, beveik šitas pabaigtas ir bus paruošta.
Suklijavau pirmą panelę, apvalinau tuos kraštus, kaip rodžio kraštai, bet nedarysiu daugiau. Gaunasi, kad šis spaudžia klijai šonuose ir negaliu pasiekti jų nuvalyti dabar su visokiam plokšteliam bandau pragremžti ir nubraukti, kad nesimatytų. Tai neapvalinsiu kraštų daugiau, kitų panelių pasimokiau. Atrodys gal ir gražiai, bet tie klijai nelabai fainai.